Gabrielius Maldūnas ir Girardas. Abu nukentėjo. Nenadas Šanakas gauna techninę pražangą ir net nebejoja, kad bus antra, jeigu nenusiramins specialistas. Na taip, daug emocijų, daug kieto žaidimo. Nenadui Šanakui reiktų nurimti, bet kokiu atveju. Na, kreipiasi ten ir Kęstutį Pilipauską, sėdintį tribūnose. Dar kartą ši situacija. Girardas Maldūnas, na čia žaidybinė situacija. Nesimsiu vertinti. Maldūnui užfiksuota pražanga. Nenadas Šanakas spaudžia ranką Gediminui Petrauskui ir ar jis yra išvaromas iš aikštės, turbūt antra techninė. Taip, Nenadas Šanakas keliauja jau į rūbinę. Atrodytų situacijoje, kur rungtynės jau be didesnių klausimų. Kietas žaidėjų susidūrimas, arbitrų švilpukas, kuris nepatinka. Ir emocijos paima viršų. 12 numeris Gabrielius Maldūnas. Prasižengė 5 kartą. Taigi Maldūnui 5 pražanga čia. Ir teisėjų sprendimu 2 techninės pražangas susidirbo Panevėžio Lietkabelis LNB treneris Nenadas Šanakas. Nenadui Šanakui 2 techninės pražangos. Jonas Mačiulis techninių pražangų gauti negali. Dabar jis nuramino Maldūną, kuris taip pat keliauja į rūbinę. Azas Barkauskas prašo ir Joną Mačiulį palikti aikštės ribas. Rimta. Nenurimsta vis dar Jonas Mačiulis. Na, buvo daug rungtynėse momentų, kai pyko ir Nenadas Šanakas ir tas pats Jonas Mačiulis. Galiausiai tos emocijos prasprogo. O dabar ir apsaugos darbuotojai kviečiami prie sekretoriato. Na, to dar nelabai esu matęs. Ir štai į aikštę žengia apsauga. Dabar ramiau, dabar iš karto galime visi jausti saugus. Gabrielius Maldūnas beje sugrįžo, ant suolelio jis švarytas niekur nebuvo. Jis tiesiog gavo 5 pražangą. Na, nereikėtų Jono Mačiulio išlydėti. Turbūt vis dėlto žmogus pasitiktas su aplodismentais ir su šilčiausiais linkėjimais Kėdainiuose. Dabar išleidimas apsaugos. Ko to tai tikrai nesitikėjau.